Žurnalistai kalbino premjerą. Premjeras, baigdamas interviu, palinkėjo lietuviams kartu vieningai spręsti problemas. Iš žmonių, suprantama, prireiks vienybės, o problemas garantuoja vyriausybė. Vieningai spręsti Problemas. Tai, mėly žmonės, sudarykime darbo grupę ir spręskim vieningai problemas. 2015 metų žiema. Vaikas pareina iš kiemų, visas purvinas, mama klausė, sūnau, kur tu buvai? Su sniegu žaidžiau. Taip, atsimenat, čia prieš tai dar. Per kalėdas, čia kalėdinis, bet dabar užtat kokia faina žiema. Mano irgi žieminis, žodžiu, pagrindinė miesto eglė. Ir kažkaip vienas žmogelis pastebi, kad toks, studentėlis visą laiką toj pačioj vietoj. Diena iš dienos stovi, kažką tai šneka su žmonėm, lyg ir kažką pasiema, kažką daro. Ir nieks nesupranta, ką jis čia pardavinėja, ką jis čia daro. Jis praeina prie to studento, sako, klausyk, nepyk, kad aš klausiu, bet sako, jau 5 diena kokia nors praeidamas, matau, kaip kiekvieną dieną tu čia stovi. Sako, aš čia užsidirbinėju, sako, iš lažybų. O sako, dėl ko lažinės? Sako, lažinamės iš, nedaug, iš 5 eurų, kad aš pašoksiu aukščiau už eglę. Tas bičias galvoja, palauk, 5 eurai, gal ne taip daug, kažkokia nesąmonė. Gerai, sako, imk, kad ir 10. Tikrai aukščiau už eglę nepašoksi. Žodžiu, bičiukas stoja taip strikt į viršų, taip 10 cm nusileidžiu. Sako, duok 5 eurus. Sako, kaip suprasti, tu iš vis pašokai tik 10 cm. Sako, aha, eglė iš vis nepašoko. Aukščiau už eglę. Geras. Taip. Tokia nesąmonė. 2 viename tokie anekdotai susijęs su sausio 1 kalendoriumi. Visi šiandien, sako, ofise skundžiasi, kad žiauriai šalta, bet net nesusimasto, kad tai pati šilčiausia diena šiais metais. Ir dar vienas, sausio 3 parduotuvėje žmogus klausė, sakykite, duona pas jūs šviežia? Nežinokit, pernykštė. Beje, parduotuvėse, ypatingai vakar užvakar. Produktų daug yra, ne? Visiškai, tik žiūrėk į datas, nes viskas baigės, nieks nevežėma, tai naujų produktų visiškai. Draugelis sako, ko tu toks nervuotas dabar, aš nesuprantu. Kas tau yra, kas? Ko tu čia užsipuolei mane, supranti? Mokslai, dėmiau, mokslus, darbai, nieko nespėjau iš vis, oras dar toks šaltas. Draugelis sako, tai blogai su seksu. Blogai. Visa šalis iškamuota sunkiausių švenčių, naujųjų metų, sausio 11-osios rytą su džiaugsmu išskubėjo į darbą. Dar vienas. Sako, vaikelis nusprendė namuose, čia toks subtilus, niekam nepasakokit per daug. Vaikas nusprendė, kad vis dėlto tėtis bijo kalėdų senio. Mama sako, o kodėl tu taip galvoji, kad tėtis bijo kalėdų senio? Sako, ką žinau, nes kai ateina kalėdų senelis, tai tėčio aš tai niekur nerandu. Geras. Kartą labai išsigandęs strutis užmušė kurmį. Aš supratau. Geras. Skelbimas internete pažinčių skiltyje. Vyrukas rašo, ieškau geros, kuklios, švelnios, bet kiek įmanoma gražios, mylinčios klasikinę muziką merginos rimtiems susitikimams, rimtai draugystei, 4 per pietą. Ketvirtadienį per pietą. Na ir paskutinė aš jau turiu. Pirmie 18 metų gyvenime yra kaip demo versija, o po to jau reikia mokėti pinigus.